Šiandien yra 28 diena, jeigu neklystu, kai aš einu per Ameriką. Ir šiandien esame apsistoję miestelėje pavadinimu Wrightwood. Tai buvome tokiame, pamatysite video, buvome tikros gamtos sukurtame džakuzį ir dabar turime tokį tikrą džakuzį. Tai šią savaitę mes nuėjome jau beveik 600 km, tikslų skaičių aš rašysiu čia. Tada įdėsiu žemėlapį, tai čia yra visas maršrutas, kurį mes planuojame nueiti. Pažymėsiu, kur yra miestelis, kuriame esame dabar. Ir jo, grįžkime savaitę atgal, aš jau nulisėtis ir atpalaiduoti savo raumenų. Where did you start from? Mexico border, yeah. You did? Yeah. You go all the way to Canada? Yeah. That's fantastic. Yeah, that was the best 3 weeks of my life yet. Tai dabar laukia 100 mylių iki kito miesto, kurio pavadinimas Wrightwood. Iki jo dar bus 2 miestai. Dar 2 miesteliai, vienas už kem mylių, o kitas už 20. Tai mums reikia paskaičiuoti dabar, kiek mes maisto turim čia nusipirkti ir kokio. Bet mes turim dilemą, ar stoti iš vis tos 2 mažus miestelius, ar mes stosim prie Nu, jie jos. ganėtinai prie pat yra, tai mes bet kokiu atveju turėsim greičiausiai sustoti, nes 5 dienom neštis maisto kažkaip nesinori turbūt. Reikia sugalvoti, ką nusiperkam čia, o ką pirksim ten. Tai siūlau nusipirkti visą bazę, tipo viskas, ir ten paspildyti vištienos ir daržovę. Atėjome į savo parduotuvę, mes čia pirksim, dar reikia meronų Ne, sėlių. atėjom, dar toliau reikia. Mums reikia nusipirkti vandens filtrą dar šiandien, tai mes šiandien nusipirkam visą maistą ir nusipirkam vandens filtrą. Atėjome į savo vandens filtrą parduotuvę. They flow really nice. They're the fastest one, but they just don't last as long. Yeah. Nusipirkam tokį filtrą, o prieš tai turėjom irgi šitą. Bet jau iš karto atėjus mums pasakė, kad tipo, šitas turi tokią kaip tendenciją ilgai taip užsikirms, kaip mums ir nutiko. O kaina ta pati gaunas. Ai ne, šitas net ir pigesnis, $10. Tai šitas, kurį dabar nusipirksim, $50 kainuos, o šitas 30. Bet šitas jau turėtų gal visą kelionę išlaikyti, aš manau. Šiandien yra 22 mano kelionės diena, kai aš einu per Ameriką. Ir prasidėjo 4. kelionė savaitė. Ir šitą savaitę bus labai rimta, aš jau dabar nebejokausiu. Šiandien jau užtikrintai pati žinau, ką aš darau. Išmokau, kiek galėjau pamokų. To, kas susiję su mano kūnu ir kuprinė ir panašiai inventorium. Ir dabar jau galiu taip 100% atrodo savim pasirūpinti. Šiandien nusipirko maistą savaitai ir dabar nebegalvoju, kokia kuprinė sunki, tiesiog einu. Jaučiuosi labai stipri. Kuo labiausiai džiaugiuosi, tai yra ieškam visada kažkokių gerų produktų, ką įvesti į mitybą. Tai šį kartą nusipirkom daug pupelių. Bandysime valgyti daug pupelių. Tuomet prisiminiau tokį produktą kaip čija sėklos. Tai turiu nešuosi visą maišą čija sėklų. Dėsiu ryte į košę. Ir sūris parmezanas. Tai sūris parmezanas jau prieš kelionę žinau, kad yra šiame kontekste vienas geriausių produktų. Labai laukiu, kol valgysiu sūrį parmezaną. Tai taip ir ieškome kažkokių gerų, sveikų produktų, kurie išgyventų šitai karštai dykumoj visą savaitę. Toliau iš kitų rimtų temų, tai turiu kelias misijas šios savaitės. Pirma misija, ką mes turime padaryti, tai aš dalinausi, kad praeitą savaitę mes pirmą kartą nuėjom savo rekordinius 43 km, užbaigėm taip savaitę. Tai manau, kad tai buvo labai gera treniruotė mūsų kūnams. Pirma misija, šią savaitę kiekvieną dieną turime nueiti bent 20 mylių. 20 mylių yra 30 km ir man tai atrodo, kad bus pakankamai paprasta. Tik sunkiausia yra, kai būna dienos, kai reikia lipti vien tik į kalną. Tada viskas daug sunkiau pasidaro. Praeitą savaitę mes įlipom į 2 tokius kalnus, beveik 3 km aukščio. Tik spėjom nusileisti ir prasidėjo antras. Tai tikiu, kad šią savaitę nebebus tokių didelių iššūkių. Antras mano iššūkis, ne iššūkis, kaip aš čia sakiau, misija. Misija, sakiau, man atrodo. Antra mano misija, tai pirma yra nueiti 20 mylių per dieną. Antra misija yra eiti taisyklingai laikant nugarą. Kartais tiesiog, kai nugara pavargsta, jinai pati pradeda kuprintis, eiti kažkokias patogias pozicijas. Tai šią savaitę misija yra galvoti visą laiką apie nugarą. Kokioj padėty yra nugara, nes kojas dabar viskas, sudirbom, veikia, patikrinta.
Šios savaitės misija nugara. Dar ir tau tai padarysiu. Tai va, tada trečia misija. Ai, tai jo, nusipirkom gero maisto. Tai valgyti su kaupu, skaičiuoti kalorijas. Tai pagalvojau, tas skaičiuoti kalorijas taip toksiškai skamba, nes toks iš ten paauglystės laikų ir iš visko neigiamą asociaciją turi, kad skaičiuoji tam, kad kuo mažiau suvalgyti. Tai mūsų atveju yra atvirkščiai. Tiesiog palinkėsiu pačiai tau, palinkėsiu, kad tai viską įvykdytum. Ačiū labai. O dabar turiu padėti kamerą, nes jau dabar filmuodama negaliu laikyti savo pirmo pažadėjimo, tai laikyti nugarą tiesiai. Mes atsinaujinom savo vandens butelius. Tai mūsų jau vandens buteliai buvo tokie, labai liūdni. Tai dabar rebrandinomės ir jau pasiekėm antrą lygį ir jau galim turėti va tokios Black Edition. Šiandien testuojam savo naują filtrą. Mano pirmas buteliukas vandens išfiltruotas. Mūsų vandens filtravimo departamentas labai patenkintas naujų produktų. Jo. Išgersiu. Prie kiekvieno vandens šaltinio, jeigu reikės truputį ilgiau paeiti, kol filtruojasi vanduo, pabandau išgerti visą litrą. Šitas dalykas vadinasi Camel Up. Mes turim tokį specialų maišą. Į jį prisipili vandens 3 litrus ir tada išsifiltruoji į butelius. Bet jo kaklas yra va toks didesnis. Ir mūsų tas praeitas filtras, kurį mes jau dabar užkimšom ir dėl to pirkom naują, buvo vat būtent su tokiu antgaliu. O dabar naują, va šitą, kur nusipirkome filtrą, jis yra su tokiu planu antgaliu ir dėl to mums reikės ir naują maišą pirktis. Ir vakar aš kažkaip parduotuviai kalbėjau, kad mums užteks butelių ir mes per butelius filtruosimės. Bet šiaip tai atrodo, kad panašu, kad reikės vis tiek tokį maišą nusipirkti ir daug patogiau bus. Šitas maišas kainuoja $26 su to kakliuku, kur mums reikia. Tai šitą filtrą pardavėjas sakė, kad čia yra visiška klasika. Jau čia metus iš metų žmonės va šitą būtent naudoja ir kiekvieną sezoną atsiranda kažkokių naujienų. Ir tada vat tą sezoną žmonės perina ant kitokio filtro. Tai vienas iš tų trendų buvo ir mūsų tas, kurį mes pirmą nusipirkom. Dabar dar kažkokį radom nematytą, tai sako, aš manau, kad čia vis tiek yra trendas ir kad kitą sezoną vėl visi sugrįš prie šito, kurį mes nusipirkom. Čia yra belly flops. Tai visokie jelly beansai, kurie netinkami parduoti kaip jelly beansai, tai jie sudeda į tokį flops pakuotę ir dabar jie tokie visokie tipo negražus arba ten skonis netitinka, pavyzdžiui, va toks trigubas. Vargšiukai, žodžiu, visi sudėti tokie. Labai miela. Pabandysiu parodyti daugiau aplinkos, nes kažkaip man jau viskas tapo taip įprasta, priprato akys, bet pagalvojau, kad tiem, kas žiūri, akys dar nepriprato. Kadangi negaliu pasidalinti savo tais mažais džiaugsmais, tai bent pasidalinsiu gražiais vaizdais. Šiandien keliamės 5 ryto, ant visų savo šiltų miego drabužių iš karto užsidėjau šiltą aprangą. Labai nenoriu filmuoti video, kai pati taip jaučiuosi down. Galvoju, kas yra sunkiausia? Sunkiausia yra lipti kalnus. Aš tiesiog lipu. Prieki labai daug exciting dalykų laukia. Įdomu buvo ir pamatyti, kad net ir patys laukiamiausi dalykai vis tiek tampa tiesiog rutina. Tai panašu, kad už 50 km maždaug, myliu. Tai už 80 km bus McDonald's, kurio aš visą kelionę taip laukiau. Bet negaliu McDonald'u pasidžiaugti. Tada... Šiandien laukia labai smagus dalykas, bet ko tikrai laukiu. Tai bus hot springs, kaip čia pavadinti, laukinės gamtos karšti džakuzi. Tai šitą tikrai laukiu. Mums dar kokie 30 km, bet mes jau šiandien nueisim ir vakare tikiu, kad ten labai gerai pailsėsime. Manau, kad šitas jausmas visas, kuriuo aš dalinuosi, nes aš pagalvojau, kad iš vis nenoriu filmuoti šią savaitę video. Bet kažkaip pabandžiau prisiversti, kad galbūt turiu pabandyti pasidalinti ir kai nėra taip viskas kaip pasakoja.
Nežinau, manau, kad tiesiog kūnas prašo savo įprastą greito dopamino, kurį yra įpratęs gauti milžiniškais kiekiais. Ir šitą visą etapą, visą šitą kelionę taip ir priimu. Šiandien yra tokia diena, ši savaitė galbūt tokia bus visa. Galbūt aš šiandien tiesiog išsimaudysiu tose hot springs ir man viskas pasikeis. Tiesiog reikia labai daug motyvacijos rasti, lipti aukštyn. Tai lipti aukštyn man padeda mintis, kad labiau negu negaliu lipti į kalną, daug labiau negaliu grįžti į Lietuvą, nei lipus į šitas kalnas. Ir dar prie šito jausmo prisideda tai, kad jau 4 savaitę, kaip esame tokie pusėtinai purvini. Tai mes nusiprausėmės ir upėse, ir kas savaitę miestuose. Šitas šiaip dalykas, kaip aš jaučiuosi, net turi savo terminą, tai vadinasi trail worn. Jautiesi nusidėvėjęs nuo ėjimo. Kad ir nusiprausėm, kad ir tos rūbus išsiskalbėm, bet tiesiog neturiu to savo, įprastos rutinos. Aš norėčiau tiesiog pasidaryti plaukų kaukę. Nežinau, gal tiek ir užtektų. Tokį tiesiog atrodo, susisuki tokios šiltą pižamą, atsiguli į savo patalus. Tokie maži dalykėliai, kurie labai dideli yra. Dar truputį pavargau kiekvieną dieną visiškai vienodai atrodyti. Tai aš turiu vieną šaltą rūbų komplektą ir vieną šiltą rūbų komplektą. Tai gyvenu kaip Simpsonas, bet net ir Simpsonai turi visą spintą vienodų drabužių. O pas mane tiesiog vienodi drabužiai. 6 ryto jau ir po truputį labai gražiai kyla saulė. Vons 110, 20 eurų. Starbucks'e kiek? 2 kartus po 7. Šiandien mes perėjom 300 mylių ribą, tai yra 450 km. Ir iš viso žygis trunka 2000 mylių ar daugiau? 2600 mylių. Ai. Tai mes turim kas 500 mylių keisti batus, neturim, bet norim. Batai dėvisi tiesiog labai. Tai reiškia, kad liko tik 200 mylių, iki kol aš gausiu naujus savo batus. Belenkai plaukiu, mes turėsim kitus skin batus. Aš turėsiu lygiai tokius pačius kaip šitie, tik tai juodos spalvos, o Juliaus iš vis bus topiniai tokie spalvoti. Kaip tu sakai? Ekstravagantiški. Ekstravagantiški batai. Aš tuos ekstravagantiškus batus pasilikau pačius paskutinius kaip apdovanojimą, bet truputį gailiuosi, nes jie dabar man tiesiog labai... jie tokie kaip turbo, kur labai gerai neš per kalnus spėju. Tai va, gausime už 200 mylių jau savo naujus batus. Antruosius. Tai per dykumą iš viso mes eisime 700 mylių ir dabar pasiekėm 300 mylių ribą. 700 km dar turėsiu eiti prieš tą smėlį. Tai šiandien turim hot springs, dabar tokie exciting dalykėliai, kas atvyksta. Mes pas ką atvykstame. Tai turim hot springs, labai laukiu, jau liko mums tik 1,5 valandos eiti šiandien, tai aš dėl to esu tokia truputį laimingesnė. Sakai, kad čia maudėmės. Ką tik maudėmės, jo, mes dabar einam netoli vandens ir... tai va, kas man ir pakėlė nuotaiką, mes sustojom kokiai valandėlį tokiai gerai ir gulėjom ant tokio karšto akmens, švietė saulė ir mes tiesiog maudėmės. Kas dar programoje numatyta? Po tų 700 mylių, kai mes praeisim tas visas dykumas, tada mes jau kilsim aukštai į kalnus ir ten jau kovosim nebe su gyvatėm, o su miškom. Tai va, visai irgi exciting, mes pirksim ten tokį kanistrą, kurioje mes liepsim maistą, kad meškos neateitų, o kol kas einame toliau kovoti su gyvatėm. Aš vis pasidalinu, kad mes skubame, kad didiname myles, kurias nueiname. Šiuo metu nueiname 20 mylių per dieną mažiausiai. Toks tikslas iškeltas. Tai čia yra 30 km, bet niekaip nepapasakoju, kodėl mes skubame, nes iš esmės mes vizą turime 6 mėnesiams, tai bet kuriuo atveju, palaikydami nors kokį tempą, mes nueitume iki tos Kanados. Bet mes skubame dėl to, nes mūsų paskutinė valstija, kurią mes prieisime, bus Vašingtono valstija. Ir ten jau bet kuriuo metu mes nežinome kada gali prisnigti. Ir jeigu jau prisnigs, tai mes nebegalėsime tęsti savo kelionės. Jau reikės atskiros įrangos, žieminės įrangos, kitų rūbų, absoliučiai visko. Mes nesam tam pasiruošę ir čia mūsų kelionė ir pasibaigtų. Ką tik turėjome geriausią spa centrą. Čia tiesiog yra tarp kalnų. Tokios šiltos srovės, kurios bėga ir padaryti tokie baseinai, kuriuose tiesiog gali maudytis.
Čia yra But that's visiškai all, karštas I'll tell you vanduo, what. I mean, ten yra it's- ledinis vanduo ir dabar yra kokie it's nice 6 to have. ryto. I just cool about doing this is that you kind of check out from the world. Too. Aš roju, There's no signal. You're not looking at the news every day. Čia nesukurta, čia tiesiog gamta sukūrė. Yeah, that's Ir dabar atgal į karštą džekuzį. Taip atrodo mūsų pats įprasčiausias ir dažniausiai pasitaikantis kelias šiame etape. Čia toksai visiškai dažniausias, aišku, kraštovaizdžiai keičiasi, bet šitas toks dažniausiai sutinkamas. Va šitie kalnai jau visiškai pats įprasčiausias dalykas. Tai šitas dykumos etapas yra skirtas pripratinti savo kojas. Ir šitas kelias gyvačių atžvilgių jau yra tas, kur mes, va aš ir filmuojant, visą laiką žiūriu tik savo po kojom. Jau čia visą laiką turi labai griežtai žiūrėti. So I live over here, and I like to hike, short hikes. This is so nice from you, thank Yeah. you so much. We give you a sticker, this is our dog we left at home. Oh, wow. Lygiai po savaitę. Aš čia vadu kažkokiam miške. Lygiai po savaitės, arba kai kelsiu šitą video, tai po poros dienų bus mėnesis, kaip aš gyvenu Amerikos gamtoje. Negaliu patikėti, kaip greitai praskrido šitas mėnesis. Ir man atrodo, kad jisai buvo vienas geriausių gyvenime. Įspūdingiausių tai tikrai. Labai patinka, kad kiekviena maža gera patirtis suteikia milijoną kartų daugiau džiaugsmo, negu būdavo anksčiau. Eiti sunku tik į kalnus ir kai išalkstu. Bet jeigu esu pavalgius ir jeigu kelias eina tiesiai arba žemyn, tai kartais žemyn net bėgu, kai būna lengva. Labai dažnas klausimas, kurio manęs kas nors klausia, tai ar aš kažko bijau. Iš gyvūnų tai, bijau gyvačių, bet labai, kaip nenatūraliai, o tiek, kiek ir priklauso bijoti, tiesiog dėl savo saugumo. Tai tikrai žiūriu ir jų saugausi. Bet nėra kažkokio to paniško, nežinau, ten klikimo ar ten dar kažko ją pamačius. Kažkaip susigyvenome. Kas dar iš gyvūnų? Tai tie kalnų liūtai. Jie tikrai neramina, tai tiesiog mintis, kad jie iš viso yra. Nes jie tokie, tu jų labai retai pamatysi, o jie stebi tave. Ir jie puola tiesiog be jokios priežasties ir netikėtai. Ir daugiausia vaikus. Belinkė kodų skraido. Tai va tie kalnų liūtai. Bet toks kaip yra patarimas, kad jų tiesiog reikia, neužtikti netikėti, tai reikia garsiai vaikščioti. Tai aš labai dažnai einu ir tada tiesiog jiems garsiai kažkokį sakinį pasakau ten. Sakau, kalnų liūtai, aš jūsų nebijau, pavyzdžiui, garsiai. Ir tada jau jie tikrai prie manęs nebelenda. Tai vienintelis dalykas, kurio iki šiol išsigandau ir ko nedariau, tai buvo cowboy camping. Tai cowboy camping yra kai tu miegi be palapinės, tiesiog susisukęs į savo miegmaišį. Kažkur po atviru dangumi. Tai va čia nebuvo mintis tą daryti čia netoli miestelėje, nes atėjome tokią labai fainą vietą prie ežero ir galvojame, kad čia miegosime. Bet pasirodo, kad čia visiškai niekur negalima stovyklauti. Ir likome tokie be nakvynės vietos, kai buvo nakvynės laikas. Ten neleidžia stovyklauti su palapinėm, bet leidžia miegoti va tą cowboy camping daryti. Tai turėjom minti, kad gal reiktų išbandyti. Bet va čia buvo pirmas dalykas, kurį aš neišdrįsau padaryti. Ir paskaičiavom, kad yra už 8 mylių tik tai vanduo. Tai 8 mylios yra 12 km. O skaičiavimas yra toks, kad 4 myliams, tai 6 km litras vanduo. Tai mes dabar pilamės po 2 butelius vandens. Pilamės toks per stiprus žodis, nes aš tiesiog filmuoju. Man net neduoda iš tikrųjų filtruoti, nes labai smagu pasidžiaugti, kol naujas filtras. Čia tavo išbandymas, nesuklysk. Eidami čia tarp šitų kalnų, kažkur toj prieisime savo dažnai kartojamą ir išsvajotą McDonald's. Gali skambėti keistai, kad mes tiek sportuodami ir tokį fizinį krūvį patirdami nuolat valgome tuos burgerius. Tai galiu truputį paaiškinti, kad eidami dabar pro McDonald's mes turime pasirinkimą arba pavalgyti ten, atgauti tą, kalorijų deficitą visą, arba tęsti savo kelionę ir valgyti tortilją su konservuota vištiena toliau. Tai manau, kad faktas, kad jeigu prieini kažkur, kur yra šilto maisto, kad ir koks jis bebūtų,
vis tiek renkėsi ten pavalgyti su kulpu. Tiesiog neįtikėtinas kelias į McDonald'ą, nes mes jau čia šiaip labai arti esam, liko kokie 7 kilometrai. Dar kalbėjom, kad bus labai įdomu grįžus į Lietuvą, įlipti į visus sunkius kalnus, tokius kaip Kryžių kalnas, kur ten, nežinau, kokia Gedimino pilis, Naujamiesčio kalnas, kur visada uždusdavau lipdama. Bus įdomu tiesiog išbandyti, ar jos nors pasikeitė. Vau, tavo blauzdas taip ryškėja, žinai. Tu galėsi grįžus į Lietuvą būt blauzdų modelis. Galėčiau, žinai, kokias blauzdelės reklamuoti? Na, Vištienos blauzdelės. vištienos blauzdelės. Buffalo Dovilės blauzdelės. vištienos blauzdelės. Su hot sauce. Ir blue cheese padažą. Mm. Va, tokias blauzdelės tikrai galėčiau reklamuoti. Bliama, kaip noriu valgyti jau. Jo, mes tiesiog svajame apie maistą. Nu, man truputį nesuvokiama, kur dabar čia gali būti McDonald's tokiai lokacijai. Ir prasideda. Taip keista po ilgos savaitės atsidurti va tokiam intensyviam eisme. Jo, bet mes jau kažkur labai arti. Wow. Einu atnešti šiandienos pietus iš savo kuprinės. Aš prisidepiau belenkokią sportinę SPF ant savo veido, dėl to gali būti, kad aš keistai tiesiog blizgiu arba esu visa, nežinau, balta. Šiandienos mūsų pietus. Neįtikėtini tiesiog. Šiandien ryte pasiėmėme McDonald's išsinešimą, aš pasiėmiau cheeseburgerį. O jie, belenkas skanu. O, vau. Bet užteks apie McDonald's, nes jau čia belenkiai apie McDonald's kalbėjom. Tai šiandien mes prieisim savo pirmą dalį miško, kur negalim praeiti dėl gaisro. Jo, yra fire closures. Dėl gaisro, bet jis net ne dabar vyksta. Ten tiesiog išdegus kažkokia yra teritorija. Turėsim apeiti, nežinau, gal 10 mylių aplinkui. Liucikas, maldauju. Pamatei šitą vidurį su agurko, ne? Ne, jau šauna. Šoną. Gali ir vidurį biškai. Maždaug po kelių mėnesių mes prieisim aukščiausią Amerikos viršūnę. Whitney? Mount Whitney, jo. Geras. 4,4 km. Nori jį lipti? Štai šitas kalnas yra, jis nėra mūsų maršrute, jis tiesiog yra šalia ten, kur mes einame. Tai yra toks pasirinkimas, ar mums lipti ar nelipti. Tai Side questas. side questas. Tai iš esmės aš kažkaip daug apie tai galvoju, ar aš noriu ir ar aš rasiu jėgų tam. Ir atrodo, kad nėra mano bucket liste pasiekti kažkokias aukščiausias viršūnės. Bet tada atrodo, kad jeigu jau esu čia ir neįlipti į tą kalną, irgi taip atrodo, paskui gal gailėsiuosi. Bet labai noriu, kad tu įliptum, nes tu labai nori. Aš noriu kažką iš šitų side questų įvykdyti, nes yra pasirinkimai. Arba San Jacinto kalnas, kurį jau praėjom, bet jis toks biškai apie nieką gaunasi, nes ten 3,6 gal kilometro, nėra jis kažkoks aukščiausias ten ir šiaip belenkai pavargęs buvo, kad kopti jį. Tada yra tas Mount Whitney, kas visai yra įdomu. Tada yra nacionalinis parkas, kur yra Half Dome, ta akmens siena. Bet ten yra alpinizmo įrangos? Ne, ten yra tokios padarytos kaip pačiam akmenį, kaip grandinės, per tą akmenį ir lipi. Tai ten visai įdomu būtų. Bet jeigu tas akmuo būna šlapias, tai ten belenkaip slidu būna. Nu, aš tiesiog neberasiu jiems jėgų. Bet aš taip noriu, kad tu padarytum. Į tą Mount Whitney nėra labai sudėtinga įlipti, nes jau Nes, bus sakykim, sniegas visas nutirpęs. Mes ir kuprinės galim palikti pačią, ne? Būtent kuprinę palieki. Pasiemi kuprinę, bet pasiemi tik tais reikalingiausius daiktus. Ir tu pradedi kopti labai anksti ryte, kad jau įliptum ties saulėtekiu. Ir tada, tipo, įsivaizduok, užlipi ant kalno, esi pačiai aukščiausiai viršūnėj Kalifornijos ir kyla saulė ir tas, tipo, visas horizontas matos, jeigu pasiseka. Tai tiesiog insane vaizdas turėtų būti ir labai fainas jausmas. Ten lipimas koks yra? Tu lipi serpantinais taip, kaip mes dabar lipam, ar ten alpinizmas? Ne, tiesiog ten takas paprasčiausias.
Tiesiog taku liptis ir Nu, matinai? taip, ten bus Nu, gal tipo. kažkokių akmenų, gal truputį, bet ten Bet tikrai ne alpinizmas, nereikės. tipo? Ne, nereikės alpinizmo, ten patirties jokios. A. Tiesiog fiziškai bus šiek tiek sunkiau negu dabar, Nu, ką bet mes jau turėjom. būsim daug labiau pasiruošę. Būsim daug labiau pasiruošę, dar kol prieisim jį. Ir tiesiog su sukilimu reikia kažkaip tai sukovoti, sudėlį, nes daug kas pradeda leisti žemyn dėl to, nes kai pradedi kilti jau virš 4 km aukštyje, tau šiek tiek jau degonės pradeda trūkti. Buvau ką tik labai užsihaipinęs, jau tai pagalvojau, o noriu ir aš ten lipti. Ir dabar vėl viskas taip žemynoje, kad degonės trūkt skamba labai prastai. Ir kaip tam galima pasiruošti, mes turim kažkokias tabletės, šitam žinau, bet o kaip dar galima čia tiesiog... Tu kiekvieną išlieti? dieną ruošiesi dabar jau. Kitu atveju tu lipsum vienas, o aš tiesiog, palauk, O tu gamintum vakarienę. tu eitum be palapinės, tu galėtum ten kauboj, nu, tipo mėgmaišį miegoti, o aš su palapinė tiesiog ramiai savo ten kažką. Ten daug bus tokių žmonių, žinai, susirinkti praužį. Viskas išeini? Neišinu. Šiandien pirmas skaniai pavalgy. Žiauriai skaniai suvalgiau. Šiaip su to maistu man kaip juokinga, aš nebegaliu patikėti savo apetitu. Aš, įprastai, tarkim, ten ateinu į kavinę, užsisakau, tarkim, mano mėgstamiausias dalykas yra, kai būna kaviniai, tarkim, valgykloje, galima sakyti, pusę porcijos. Man tada idealu yra, aš užsakau pusę sriubos ir ten pusę karbonado. Čia yra mano tiesiog ideali porcija. Ir dabar aš tiesiog turiu užsisakinėti kaip vyrukas valgyti. Aš vakar McDonald'e, pavyzdžiui, suvalgiau trigubą cheeseburgerį, chicken nugget su porcija ir tada desertų užsisakėm pyragėlį, ledų ir pieno kokteilį. Aš atsiprašau labai greit. O čia energy? Jo. Bet čia ne elektrolitai. Elektrolitai, jo? Ne, nėra elektrolitai. Ne? Čia tiesiog energy su kofeinu. Okay. Taigi yra su 7 elektrolitais, o šitas yra tiesiog energy su kofeinu. Bet jis belen kaip gerai veikia kaip kofeino šaltinis. Tai žodžiu, aš, kai matydavau tą triple cheeseburgerį, aš tiesiog galvodavau, kam iš viso jį gamina, kas galėtų norėti valgyti tokį dalyką. Ir tiesiog lengviausiai įsiušnamščiau. Tada Subway buvom, pusryčius valgėm. Mes buvom tokia vieta, kur tik greito maisto restoranai, tai greitkelio. Subway, food long, tą patį didžiausią sumuštinį, tiesiog suvalgiau aš viena. Aš negaliu patikėti, žmogau. Jo, šitą. Per pusę? Aha. Ar dar vieną kažkurį paimu? Dar vieną su kofeinu paimsiu. Ne, tai jau tas su kofeinu. Mano porcijas, tiesiog mano suvalgomas maistas ir mano porcijas, aš negaliu tiesiog patikėti, man net nekyla ranka iš pirmo karto tiek maisto užsisakyti, kiek aš suvalgau. Tai, bet visai smagu, nes galiu labai daug pasimėgauti viskuo. Nereikia rinktis maisto, ką valgysiu, galiu viską suvalgyti, ką noriu. Žodžiu, belen kaip gerai gyvenam. Gerai, o dabar sparniukų šokis. Ne taip? Aš pamiršau. Aš ir nežinau kaip. Mes kažkada namuose padarėm Buffalo Wings vakarėlį, susirinko mūsų visi draugai. Ir turim video, kaip visi šitą viščiukų šokį šokam. Julius gamina sparniukus Buffalo, o visi šokam. Pagalvosiu, gal net išdėsiu aš tą video. Dar neradom Amerikai gerų Buffalo Wingsų. Tai iš esmės niekur pasaulyje dar neradom geresnių negu tu gamini. Man atrodo, kad čia tapo šitas vlogas, maisto vlogas. Jau valgiam, tiesiog ignoruosiu, ką pasakyti. Jau valgiam Buffalo Wingsus Vilniui, Kaune, Vienoje, Los Andžele ir kažkokiai dar šalyje. Lenkija. Lenkijų valgiam? Nežinau. Gerai, atsiprašau, nebekalbėsiu be maisto. Ignoruosiu faktą, kad valgau kaip drakonas. Kaip manot, mes ginčiamės? Ar čia yra plaukuotas skruzdė, ar jinai neša pukelius tiesiog namo pas save? Padaryk iš arčiau kažkaip uždėti. Čia voras kažkoks. Čia voras su kailiniais. Va. Voras. Vau, čia neskruzdė. Aš net nematau. Ai va. Turime momentą, kurio aš labai laukiu šitoje kelionėje ir kuris dabar kartosis vis dažniau. Atsimsim pirmą siuntą. Atėjom į Amerikos paštą.
Mes naudojamės ne ten delivery paslaugom, o grynai tokiu tikru Amerikos paštu. Tai atėjo mūsų siunta šį kartą ne iš žmonių, o iš parduotuvės. Užsisakėme vaikščiojimo lazdas. Tai mes jas vienas nusipirkom Ray parduotuviai prieš atvykdami čia Los Andželę. Ir dabar jau jas ištestavom, ten viską pažiūrėjom ir dabar atėjom antras tokias pačias pasiimti. Push. Mes ir šiaip pastebėjom, kad Amerikoje labai populiarus šitas paštas ir čia vis dar didelė eilė yra. Ir sutinkam žmonių, tiesiog matom, kad jie išeina su kalnais laiškų iš čia. Tai mes šiandien paklausėm vieną vyrą, ar jis yra super žvaigždė, kad gauna tiek laiškų. Tai jis sakė, ne, jam tiesiog rašo vaikai. Tai paskalbėjom truputį apie tai, kad Amerikoje labai populiaru dar vis rašyti tos ranka laiškus ir kad jisai su vaikais bendrauja tik ranka rašytais laiškais. Kaip mėsininkai. Kaip mėsininkai. Ir langelis kaip mėsiniai, marai? A lot of times they're going to charge you though. So Okay. just be careful on Yeah. the postage. Thank you so much. Ir iškart padarysime unboxing video. Na, tai ką gavai? Oh, shit. Wow, kokios gražios, mano tiesiog juodas, o tavo šitas. Ar čia man? Kam naujas bus? Man ar tau? Alyvuogių spalva. O kuriam naujas bus? Gali tu pasiimti? Rimtai? Jo, nes tau prie bliuskės. Bet kaip man tiks prie bliuskos? Nu. Prie bliuskos. Bliuskos. Wow, pažiūrėk, esu paauksuotas tokias. Wow, Su žalvariu. neįtikėtinai. Žodžiu, tai viskas. Va, čia mano yra 3 ir 4 koja. Bet kaip geras lazdos. Tokias, jos va, ir vadinasi Trail Made, nes kai einu su jom, labai jaučiu, kad į akmenį galiu statyti ir jos net į akmenį reaguoja. Svarbu, tu spėk reaguoti. Tau šitą reikia? Ne, Ar dar kažkas bus dėžėje? ne, dabar reikia tiesiog gražiai išpakuoti ir išmesti. Galiu pagirti tave, kad tu tapai labai toksai atsakingas pilietis Amerikoje. Ten toks labai rūpinas, kad visi žmonės tvarkingai galėtų praeiti, kad daiktai negulėtų Aš visą laiką toks buvau, tik tais dabar tu 24 per valandą su manim leidė, tai dabar matai tiesiog. Supratau, tai gerai, dar šauniau. I'm a good guy. Va, labai gražiai sulankstai, išikšlidėję. Šaunuolis, bravo. The key thing to remember about any time making an adjustment to poles is you want to do the adjustment when you're on level ground. So that's the important thing. So what I want to do is, may I? Sure. Okay, I'm going to set this down and I'm going to take your arm. Wait, I'll take this off maybe? No, you can Yeah, leave that yeah. on. Is you want your forearm to be parallel with the ground. Yeah, I see. You don't want to be like that or like that. You want to Alright. be level. Then Makes what we're going sense. to do is we're going to make our adjustment based on that. Do you mind if I tear this Yeah, off? sure. Okay. So what I want to do is we're going to have you Like come this, up yeah. underneath. And all the way. And then I want Ooh. you, Okay. Oh yeah, I have to take this off. if you don't mind, I want you to let your wrist rest in this. And I'm going to bring this up a little higher. Yeah. Okay. Okay, now I want you to grasp this. So go. I use all the hand inside? The whole Oh hand. wow. Okay. But here's what I want you to do. See that? You're going to come in from underneath. Like that. Now, notice how it supports you? Yeah. I want you to grasp it. Oh wow. And you see how it kind of holds you? Yes. So now what we're going to do is we're going to get a little bit. So go ahead and remove your hand. I'm going to Okay. loosen this a little. Now try it again. Until your hand is around this. Okay, good. You see how you feel that's Oh holding yeah. your hand? Yes, That's absolutely. kind of nice, isn't Yeah, it? it is. So the next thing we're going to do now is we're going to have your arm level, like that. And I'm going to tighten her down. Wow. I was using it the wrong way, completely wrong Completely wrong, That's all right? right. But now you know. way. Now I know. You're only 1/7 of the way in your trip. Yeah. So now, perfect. Now let me look at you straight on. Oh wow, this is so Wow. cool. Can you believe that? No. Supporting you now. So we're going to do that with both poles. Okay. Oh, I love this stuff. Beautiful. And this is key because once you have your poles right, you're good to go. Can you believe how that feels? Yeah, it's fine. It's fine. Okay.
I'm sorry it's taking so long. No, No, it's no it's- problem. You are saving our time because now I will be going like 10 times faster Oh, it's amazing. And you're going to be using upper body. You're going to go from from down. underneath. And now Oh wow. we're gonna tighten this one Yeah. up too. But that looks perfect Yeah. on you. It's Yeah. Can you believe how that is supported? You can release your hand from it. Thank you. I'm just going to do a little This is more perfect. tightening. Okay, I want you to do that again now for me. from the From the down. bottom? Yeah. Yep. Oh yeah, this is perfect. How is that? Perfect. You are now Whoa. perfectly adjusted. They're just going to go out. Yeah, here, come with me. Yep, perfect. Keep going. Yeah, just walk. Can you believe that? This is so cool with the hands over Oh, it's there. incredible. That's the key. Wow, That's the thank you so key. much. You're welcome. Look at that. That's perfect. Look at that. Keep on. Now, she's doing.